Šlapimo nelaikymas, liga, sutrikimas ar senatvės požymis. Iš tikrųjų daug tokių klausimų kyla kiekvienam pacientui. Na, o informacijos toka lemia tai, kad visuomenėje sklando labai daug įvairių mitų apie šlapimo nelaikymą. Antai vienas iš jų, kad pagimdę moterys visos turėtų nelaikyti šlapimo, arba kad šlapimo nelaikantys žmonės yra neįgalūs, priklausomi lovoje, neapsitarnaujantys savęs. Tai aišku, taip pat šlapimo nelaikymas dažniausiai siejamas su senatvė. Deja, bet būtent ta informacijos toka ir lemia įvairių klaidingų nuostatų susiformavimą mūsų visuomenėje. Taigi, pirmiausiai pacientai turintys šlapimo nelaikymo problemą arba turintys klausimų apie šią problemą turi kreiptis į gydytoją, į sveikatos priežiūros specialistus arba visuomenės organizacijas, kurios būtent teikia profesionalią informatyvią pagalbą šlapimo nelaikymo klausimais. Šlapimo nelaikymas apibrėžiamas labai aiškiai ir konkrečiai. Bet koks nevalingas šlapimo ištekėjimas yra traktuojamas kaip šlapimo nelaikymas. Ar tai būtų lašeliai, ar tai ištekėtų didesnis kiekis šlapimo, bet koks valingo šlapinimuose proceso kontrolės sutrikimas yra laikomas šlapimo nelaikymu. Šlapimo nelaikymas visgi yra sveikatos sutrikimas, liga, kuris, kaip minėjau, pasireiškia nevalingių šlapimo ištekėjimu ir jį sukelia daug įvairių patologinių veiksnių. Kokie pagrindiniai šlapimo nelaikymų požymiai? Tai yra būtent nevalingas šlapimo išsiskyrimas. Vėlgi priklausomai nuo šlapinimosi sutrikimo gali išsiskirti šlapimo nedaug, lašeliais, prie kai kurių atvejų šlapimo išsiskiria labai daug. Tai vėlgi šitas sutrikimui progresuojant, šlapimo išsiskiria vis daugiau ir daugiau. Šalia taip pat gali būti kitų požymių, pavyzdžiui, dažnas šlapinimasis, po nedaug šlapinimasis, dažnas šlapinimasis naktį, šlapimo nesulaikymas. Tai yra būtent pagrindiniai šlapimo nelaikymo požymiai. Šlapimo nelaikymo gydymo metodų yra labai daug ir iš tikrųjų ta informacijos stoka apie gydymo metodus lemia tai, kad pacientai galbūt prisibijo kreiptis į gydytojus. Bet šlapimo nelaikymą pirmiausiai mes pradedam gydyti nemedikamentiniam gydymo priemonėm. Tai yra gyvenimo būdo korekcija, dieta, fiziniai pratimai, dubens raumenų stiprinimas. Taip pat yra visas arsenalas medikamentų, kurie padeda valdyti šitą sutrikimą. Esant reikalui taikomas chirurginis gydymas ir aišku paciento mokymas, informacinė pagalba, kaip gyventi su šiuo sutrikimu. Šlapimo nelaikymo lemia daug veiksnių, tai juos pagrindinius norėčiau išvardinti. Tai pirmiausia, aišku, amžiniai procesai, pavyzdžiui, moterims menopauzės metu pasireiškia šlapimo nelaikymas dėl estrogenų trūkumo, vyrams dėl prostatos patologijos irgi kaip amžinio pokyčio atsiranda šlapimo nelaikymas. Taip pat šlapimo nelaikymas vyresnėme amžiuje siejamas su daugeliu gretutinių patologijų, pavyzdžiui, demencija, Parkinsono liga, kitos neurologinės ligos, insultas, taip pat negalia, taip pat kardiologinės ligos, endokrininės sistemos ligos, žodžiu, daug ligų gali lemti šį sutrikimą. Jauname amžiuje, jeigu paimti vaikams, daugiau lemia stuburo patologija. Jaunoms moterims šlapimo nelaikymas atsiranda po gimdymų. Dar yra labai svarbus veiksnys, kad vyresnėme amžiuje šlapimo nelaikymą įtakoja medikamentų vartojimas. Tai irgi yra vienas iš svarbiausių faktorių. Mitas, kad šlapimo nelaiko tik seni žmonės, neįgalūs žmonės, yra neteisingas. Dėl to, kad yra nustatyta, kad šlapimo nelaiko tiek jauni, tiek vidutinio amžiaus žmonės, tiek ir vyresni pacientai, tiek ir vaikai gali skųsti šlapimo nelaikymo problema. Na, o iš tikrųjų, kadangi pacientų yra daug, tačiau visiems yra skirtingos šlapimo nelaikymo priežastys. Aš jau šiek tiek minėjau, kad vaikams tai yra stuburo patologija, moterims ginekologinės operacijos, nėštumai, gimdymai, vyresniems žmonėms lėtinė negalia, lėtinės ligos, taip pat vaistų vartojimas. Bet šlapimo nelaikymu gali skųstis bet kurio amžiaus pacientas. Jeigu atsirado šlapimo nelaikymo požymių, iš tikrųjų reikia nebijoti kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tai yra
pirmasis žmogus, kuris turėtų suteikti jums informacinę pagalbą apie visą informaciją apie šlapimo nelaikymą, jo gydymo metodus nukreipti specialisto konsultacijai. Visgi šeimos gydytojas įvertinęs rizikos veiksnius šlapimo nelaikymo atsiradimo priežastis nukreips arba ginekologo konsultacijai, urologo konsultacijai arba kitų specialistų konsultacijai, taip pat gali ir paskirti pradinį gydymą. Taip pat nereiktų pamiršti apie visuomeninės organizacijas, kurios irgi teikia informaciją šlapimo nelaikymo klausimais. Taip pat bet kuri kvalifikuota slaugytoja gali taip pat suteikti pagalbą apie šlapimo nelaikymą. Vienos iš pagrindinių ir pirmųjų priemonių, kurias mes rekomenduojame pacientams nelaikantiems šlapimo, tai yra įvairūs šlapimo sugeriantys gaminiai. Tai yra įklotai, sauskelnės ir aišku, odos priežiūros priemonės. Taigi, kol mes laukime gydymo efekto, nes vėlgi jo sulaukti reikia tam tikro laiko, kol yra skiriamas medikamentinis gydymas arba laukiama operacinio gydymo rezultatų, pacientams pirmiausiai rekomenduojam įklotus arba sauskelnes. Aišku, jeigu yra lengvas šlapimo nelaikymas, jeigu įsiskiria šlapimo nedaug, puikiai galima susidoroti su šia problema, skiriant įklotus. Noriu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų dėl anatominių skirtumų yra sukurti įklotai tiek moterims, tiek vyrams, taigi ir vyrai turinti šitą problemą, kada įsiskiria šlapimo nedaug, gali puikiai valdyti ją naudodami įklotus. Iš tikrųjų, šlapimą sugeriančios priemonės padeda išvengti įvairių komplikacijų, kaip antai pragulų, odos sudirgimo, blogo kvapo, aišku, socialinės izoliacijos. Ir aišku, pacientai jaučiasi daug patogiau naudodami šitas priemonės. Beje, turiu atkreipti dėmesį, kad irgi šalia šlapimą sugeriančių gaminių turi būti gera odos higiena, naudojant irgi specializuotas priemonės. Ir aišku, kol mes laukiam gydymo rezultato, šitos priemonės padeda valdyti šlapimo nelaikymą. Pasirenkant šlapimą sugeriančias priemonės, reikia atkreipti, esminis klausimas yra, kiek įsiskiria šlapimo, kiek pacientas nelaiko šlapimo ir aišku, kūno proporcijos. Jeigu šlapimo įsiskiria nedaug, tikrai pakanka įprastinių įklotų, urologinių įklotų, sukurtų tiek vyrams, tiek moterims pagal anatominę formą. Jeigu pacientas šlapimo nelaiko daug, įsiskiria didelis kiekis šlapimo, tuomet, aišku, vienareikšmiškai rekomenduojam sauskelnes. Taip pat yra labai svarbu, kad sauskelnės būtų parenkamos pagal liemens apimtį, kokio dydžio liemens apimtis, matuojame centimetrais ir pagal tai parenkame tinkamas sauskelnes. Taip pat, aišku, yra keletas modifikacijų sauskelnių, pavyzdžiui, 8-kės formos sauskelnės. Aišku, jos labiau tinkamos pacientams, kurie patys vaikšto, apsitarnauja, jas galima naudoti su tinkliniam kelnaitėm. Tačiau jeigu yra gulintis pacientas, vienareikšmiškai yra naudojamos tradicinės sauskelnės, susegamos diržais. Ir aišku, dar yra vienas aspektas, kad, pavyzdžiui, jeigu dirbame su pacientais, kurie serga demencija, jie sunkiau toleruoja sauskelnes, tuomet puikiai tinka sauskelnės kelnaitės. Esant šlapimo nelaikymui yra labai svarbi ir mityba. Nors nėra sukurtos specialios dietos šlapimo nelaikymui, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad labai svarbu pirmiausia vartoti daug skysčių. Dauguma paciento daro pagrindinę klaidą. Nevartoja skysčių, taigi šlapimas tampa koncentruotas. Ir aišku, jis dar labiau dirgina šlapimo pūslę ir padažnėja paūmėja šlapimo nelaikymo epizodai. Taigi, jeigu nėra gydytojo apribojimo, turi žmogus suvartoti apie 2 litrus, 2,5 litro skysčių. Taip pat rekomenduojama vengti kofeino, gazuotų gėrimų. Tai tie maisto produktai, kurie dirgina šlapimo pūslę. Taip pat vengti aštraus maisto, koncentruotų sulčių. Taip pat siūloma vengti produktų, kurie kietina vidurius, nes vėlgi viena iš priežasčių, dėl ko atsiranda šlapimo nelaikymas, yra vidurių užkietėjimas. Taigi sveika mityba, pakankamas skysčių kiekis, taip pat daržovės, vaisiai, aišku, vengimas aštrių produktų apsaugo nuo papildomo šlapimo pūslės dirginimo. Šlapimo nelaikymo išvengti galima naudojant profilaktinės prevencinės priemonės. Viena iš jų tai yra dubens raumenų stiprinimas, arba kitaip vadinama Kegel pratimai. Tai yra patys paprasčiausi pratimai, kuriuos kiekvienas pacientas gali atlikti namuose.
Tai vėlgi reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir, aišku, išmokti tų pratimų. Taip pat gali juos rekomenduoti atlikti ir ginekologas. Jie atliekami labai paprastai. Tiesiog siūloma pacientams, kurie turi šią problemą, arba tiesiog moterims, kurios planuoja nėštumus, būtent šlapimo nelaikymo prevencijai, kiekvieną dieną sutraukti ir atpalaiduoti dubens raumenis. Kaip tai padaryti, yra labai paprasta. Tiesiog, kada jūs šlapinatės, pabandykit valingai sulaikyti šlapimo srovę. Pajusite, kurie raumenys dirba. Tuomet namuose, ryte, per pietus ir vakare galite daryti šitos pratimus. 10 kartų sutraukite ir 10 kartų atpalaiduojate dubens raumenis. Tai 3-4 kartus per dieną yra puikia prevencinė priemonė. Taip pat iš prevencinių priemonių, tai aišku, atsisakyti rūkymo, nevartoti alkoholio, kofeino, kitų medžiagų, kurios dirgina šlapimo pūslę, kontroliuoti kūno svorį, vengti, kad būtų viršsvoris, kūno masės indeksas neviršintų 25, taip pat padidinti fizinį aktyvumą, sustiprinti raumenis, aktyviau gyventi. Na ir aišku, žiūrėti, tiesiog atkreipti dėmesį į vaistus, kurie galėtų sukelti šlapimo nelaikymą. Vyresniems žmonėms, kas yra labai svarbu, tai yra lėtinių ligų gydymas, nes visgi daug šlapimo nelaikymo atvejų vyresnėme amžiuje lemia lėtinės ligos, jas ir reikėtų gydyti. Viešoji įstaiga Inkocentras yra įkurta prieš 7 metus tam, kad padėtų pacientams turintiems šlapimo nelaikymo problemą. Pagalba gali būti suteikta tiek pačiam pacientui, kuris skundžiasi šlapimo nelaikymu, tiek žmogui, kuris slaugo savo artimąjį namuose. Inkocentre dirba profesionalios slaugytojos, kurios pataria, kaip teisingai pasirinkti slaugos priemonę, kaip ją teisingai naudoti, kaip ją teisingai uždėti, nusiimti, pataria mitybos klausimais bei parodo dubens raumenis stiprinančius pratimus. Papildomos informacijos galite rasti mūsų puslapyje, tai yra www.puksausas.lt. Jame rasite ir telefono numerį, nemokamos infolinijos telefono numerį, kurio galite paskambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos ir gauti konsultaciją telefonu. Taipogi jūsų laukiame Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos Inkocentre, kur teikiame nemokamos konsultacijas šlapimo nelaikymo klausimais.